Ir grįžtu prie temos, kad aš matau, kad mes labai daug ką suprantam, bet pas mus neharmonizuota yra energo struktūra. Pavyzdžiui, kaip dar neharmonizuota, kad pas labai daugelį yra labai stipriai galbūt matymas stiprus, ar ne, va ta centrai, va to žinojimo aktyvuoti ir gebėjimas gal susijungti, bet kaip su aukštesnė, ar ne, tam dimensijom išeiti kažkokiuose praktikose, ar ne, vat kas darot, ar ne, išėjimas iš astralinio kūno, nesgi ten yra ir teta healingų, visokių mokymų, žmonės tą daro, gi daro visokių dalykų, ten ir avaską naudoja, ta prasme tokie išėjimai, patirtis. Bet matot, kas yra? Yra labai daug tokių žmonių, kurie nuėjo stipriai dvasiškumą, bet pas juos pirminės apatinės čakros, žemės, ta pirma, antra, trečia, pas juos va ten ne ok. Ir žmogus, va ta visa sistema yra disbalanse. Arba atsidarinėja, užsidarinėja, va ta širdies. Tai va dėl to aš ir grįžtu ir kalbu apie va tą harmonizaciją. Toliau, kas pas mane atsitiko? Va, žiūrėkit, tai pas mus, mes žinom, kad yra, vat kai aš pradėjau praeiti visus tos procesus, ne šiaip su sėdėjau ir laukiu, bet aš realiai ėjau į programas, dirbau su savo galia, su valymu tų naujus dalykus, aš nekalbėdavau tokio ir nedariau savo programuose, nedariau. Pas mane prasidėjo aktyvacija. Aktyvacija 12 čakrų jų sistemos, o nebe 7. Ir čia aš noriu pasakyti vieną dalyką. Merginos, nepulkit lėkti ir ieškoti. Nereikia, nes suprantat, mūsų ego, jisai visą laiką nori mus, nes aš mačiau, yra tokių dalykų tame YouTube, dar kažkokiuose mokymuose, mes aktyvuosim tą čakrą, 12 čakrų sistemą. Tam ateina laikas, mes nelabai ten patys pasirenkam, todėl, kaip sakyti, žinot, toks yra, nevarykim arklių, ateis laikas viskam, mes turim būti tam pasiruošę. Nes aš gavau tuos dalykus prie labai stiprių dvasinių vedlių ir gavau per kontaktus su aukštesniam civilizacijom. Kodėl aukštesnės civilizacijos? Nes tai yra aukštos sąmonės, aukšta sąmonė, suprantat? Tai yra aukšta sąmonė. Dabar civilizacijų yra visokių. Ir todėl žiūrėkit, kai žmogus nėra realiai savęs balansavęs, kaip pasiten, kaip pasakyti, ar ne, ir jeigu tu esi toj žemoj sąmoniai, žinokit, kad mes galim pritraukti tokius, kokiam rezonanse patys esam. Todėl atsargiai, su kokiom civilizacijom jūs kontaktuojat. Nes ten gali būti ir ne visai civilizacijos, o paprasčiausia kažkokios tai struktūros. Neaiškios. Suprantat, tam, kad į tą išeiti, tu turi mokėti ir saugiai išeiti, ir tu turi būti kaip sistema pasiruošęs. Ir suprantat, kadangi pas mus, tame dar vyko mano irgi naujas nubudimas. Aš netikėjau. Aš supratau, kad ta matrica, tai yra pas mus. Taip, aš dažnai apie tą kalbėjau. Ir aš tikėjau tuo, kad ta matrica mūsų galvoj, mūsų protė. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Ar ne? Mūsų baimės, mūsų kiti dalykai. Bet mergina, iš tikrųjų, planetui Žemėje ta matrica, jinai yra. Ir ta 3D matrica, jinai yra labai stipri. Todėl jinai vėl mus užmygdo. Todėl mes vėl nukrentam kažkur. Bet merginos, neikim per tą tokią baimę. Gerai? Būkim sąmoningi žmonės. Nes mano uždavinys, kad jūs savy pažadintumėt dar stipriau tą savo sąmoningą požiūrį, o ne kad jūs išgąsdinti. Nes aš pati irgi tokia, buvau nuėjusi iliuziją, viskas čia taip gražu, čia mano kūrėjas, man čia viskas taip ok, čia, suprantat, bet yra iš tikrųjų gyvenimas daug sudėtingesnis. Kai jau išeini, kai ateina laikas, kai tau gyvenimas pradeda tuos dalykus rodyti. Todėl, kaip aš sakau, kad aš miegojau ir aš buvau iliuzijose, aš ten buvau. Ta prasme, neskubėkit, nebėkit ten. Dabar gerai, apie ką dar jums papasakot?
to aš biškai žiūriu. Jeigu jums kažkas va pats įdomiausia, rašykit kažką gerai, va, tuoj aš matau, va apie ką mes dar eisim. Aha, va, dar įdomus dalykas irgi, šviesos kūno aktyvacija Egipte. Įdomu? Ar važiuojam toliau? Žiūrėkit, gerai, matau. Taip, duokit daugiau taip, kam įdomu. Šviesos kūno aktyvacija. Nesirašiau visai kaip paaiškinti, kaip mokėsiu, taip paaiškinsiu. Aš nežinojau seniau to dalyko irgi. Nes kažkuriuose aspektuose aš mėgojau, pripažįstu dabar. Nu, bet viskas ok. Tai yra patirtis, kiekvieną savai praeinam. Žiūrėkit. Mes, kaip sielo šitame, daugelis buvom ne vieną kartą įsikūnyje. Ta prasme, mes 100% ne pirmą kartą gimstam. Ir jeigu jūs, aš taip jaučiu, nes, aš tikiu, kad prie manęs ateina tie žmonės, kuriems jau laikas tą išgirsti. Ir todėl, aš ir sakau, gal pradėsiu nuo to, kad žiūrėkit, taip aš parašiau, aš žvaigždžių siela.